Dariau, sveikinu labai su bronzos medaliu. Kuo labiau džiaugiesi? Ar šiuo medaliu, ar užfiksuotu rezultatu? Aišku, visada džiaugsiuosi rezultatus savo daugiau negu medalių. Medalis tai tik tais parodymas, kad dirbau, kažką pasiekiau, o rezultatas dėl ko stengiausi. Šis sezonas turbūt nesusiklostė pagal planą, kurį turėjot su treneriu nusimatę, tačiau darbo vaisiai, kaip matome, vis tiek yra ganėtinai saldus. Ar didžiuojasi tuo darbu, kurį padarėjai? Taip, iš ties, žinau, kad aš padariau daug darbo, didelį darbą, gal ir ne viskas susiklostė kaip ir norėjau, bet tai man nesutrukdė ir vis tiek labai džiaugiuosi, ką pasiekiau šiais metais. Ką pasakytum tam Tajui, kuris buvo prieš metus? Tai turbūt pasakyčiau, kad nereikia nerimauti, dirbti toliau, stengtis ir jei dirbsi, viską darysi, tikrai ateis tie rezultatai. Ar jautėjai žiūrovų palaikymą? Čia tikrai susirinko nemažai Lietuvos sirgalių. Taip, tikrai jaučiau. Net kiekvieną kartą užfiksuoju, kaip šaukia mano vardą ar Lietuva. Tikrai užfiksuoju tai ir mane tai išties paskatina dirbti daugiau, užmotyvuoja. Tai tikrai taip jaučiu. Kam norėtum padėkoti šią akimirką? Norėčiau padėkoti Jėzui Kristui, kad jis man padėjo šį rezultatą pasiekti. Taip pat noriu padėkoti treneriam, masažistui, kiekvienam žmogui, kuris mane palaikė, šeimai, draugam, visiems. Ačiū tau, šaunuolis. Ačiū.